Tikriausiai girdėjote apie Piką, kuri moka va taip. Arba taip. Iki šiol tai buvo pramoginis dirbtinio intelekto įrankis vienkartiniams video pokštams. Tačiau dabar Pika siūlo video generavimo paslaugą su išplėstinėmis funkcijomis. Būtent apie jas pakalbėkim plačiau. Vienas įdomiausių režimų vadinamas Pika Edition. Kitaip tariant, tai galimybė įterpti norimą virtualų objektą į jau turimą realų vaizdą. Pabandykim suprasti, kiek tai verta dėmesio. Taigi, šiandien mūsų castingą ateina... Oh my! Ups, ne tas video. Iš tikrųjų, nufilmavau tuščią kėdę ir prisekdamas nuotrauką, pabandžiau prisikviesti Davidą Lynchą. Iš pradžių, kaip matote, jis atėjo, bet nenorėjo atsisėsti. Po kelių bandymų atsisėdo, tik be kojų. Va, dabar kitas reikalas. Nors ne, taip įdomiau. Thomas, what are you doing? Please, find a job. Gerai, pakeiskim personažą. Neblogai. O kaip būtų, jeigu dar didesnį robotą ir, tarkim, prie katedros? Beveik įtikino, ypač patiko teisingas šviesos išstatymas. O aš pažiūrėjęs pro langą, pamačiau namą. Ir iš karto kilo noras ant jo uždėti milžinišką beždžionę. Pradžiai algoritmas bandė ją integruoti apačioj, bet po tekstinės užklausos patikslinimo pavyko ją pakelti į viršų. Gerai, pažiūrėkim, ką rasiu komodos stalčiuje. Ir miela, ir kraupu. Net nežinau, kas geriau. Įdomu, kaip atrodytų Titanikas Nerės upėje? Prašau! Pakilę ant stogo pamatysime dar keletą siurrealistinių, bet akį traukiančių vaizdų. O šis vaizdas, tikiuosi, nepateks į fake news. Jeigu ką, aš ne prie ko. Patikrinkim, kaip Pika susitvarkys su konkretaus objekto įterpimu į tuščią lėkštę. Burgeris atrodo įtikinamai. Šešiakojis aštunkojis taip pat gerai prilypo. Na ir pagrindinis patiekalas. Puikiai. Dabar paanalizuokim iš techninės pusės. Visų pirma, vaizdo kokybė stipriai nukenčia. Dingsta raiška ir detalės. Dažnos haliucinacijos ir įsiliejimai. Kita vertus, tai novatoriška ir beveik revoliucinė technologija, kuri ateityje galimai pakeis arba papildys klasikinės spec-efektų kūrimo programas. Ar šiandien tai tinkama naudoti profesionalioje video produkcijoje? Tikrai ne. Bet esu įsitikinęs, kad netrukus konkurentai, pavyzdžiui, Klink ar Runway, nukopijuos šitą techniką, modernizuos ją ir prasidės lenktynės dėl geriausio įrankio. Grįžkim prie klasikinio video generavimo. Pamenat, neseniai darėm apžvalgą. Pamirškit ją. Turim naują favoritą – Luma ir jos algoritmą Ray 2. Pažiūrėkim, kaip jis susitvarko su nuotraukom iš praėjusio video. Geras. Kuo toliau, tuo mažiau lieka prie ko prikibti. Judesiai tampa teisingi, grakštus, išplaukimas mažėja, erdvės pojūtis gerėja, gražu žiūrėti. Nuo šiol Luma vis dar nėra idealus, bet tikrai vertas dėmesio video generatorius. Pamenat, neseniai darėm Luma Ray 2 apžvalgą. Pamirškit ją, turim naują favoritą. Kol rašinėjo šitą video, Google oficialiai išleido Veo 2. Vieną pažangiausių video generatorių. Tai pagrindinis Soros konkurentas. Kol kas veikia tik tekstų video režime. Išbandyti galite per FreePic platformą. Pažiūrėkim, kaip jis susitvarkė su mano tekstiniam užklausom. Kažkas neįtikėtino.
Ko gero, tai vienas iš tų nedaugelių atvejų, kai gauni būtent tai, ką žadėjo gamintojas – kokybę ir realistiškumą. Belieka laukti image to video režimo. Kaip bonusą norėčiau supažindinti jūs su Wiggle. Kitaip tariant, tikrą judantį žmogų galima pakeisti į praktiškai bet kokį personažą. Pažiūrėkim. Belieka sulaukti didesnės raiškos, o rezultatas galimai bus naudotinas video produkcijai. Palaukit, ašgi galiu ant savęs išbandyti. Idealu! Jeigu jums kyla mintis, kad visko yra per daug, neskubėkit. Pradėkit nuo jums patinkančio įrankio. O jei manot, kad geriau palaukti, kol įrankiai ištobulės, tai klaidingas mąstymas. Būtent dabar yra geriausias laikas įšokti į dirbtinį intelektą traukinį. O aš atsisveikinu. Sekite naujienas.